Pirmas dalykas, ką reikėtų žinoti apie MiCA reglamentą, tai yra jo apimtis ir kam jisai yra taikomas. Kaip matote šitoje skaidrėje, iš principo MiCA reglamentas apima tris pagrindinius elementus, tai yra kriptoturtas, kriptoturto paslaugų teikėjai ir kriptoturto emitentai. Kalbant apie kriptoturto emitentus, yra iš esmės dvi grupės. Tai yra nestabilizuotų kriptoturto emitentai ir stabilizuoto kriptoturto emitentai. Dabar jeigu jau kažkam pradėjo kilti klausimas, kas yra tas stabilizuotas kriptoturtas, tai iš esmės yra tokia kriptoturto forma išraiška, kuri nuolatos užtikrina stabilę savo vertę. Tai lyginant su dekretinė valiuta, santykių 1:1. Tai jeigu toksai būtų paprastas pavyzdys, tai Tether kompanijos dolerio žetonas, vadinamas USDT, kuris yra lygus $1. Ir lygiai taip pat visai nesenai gavęs tokią teisę leisti tokius žetonus, tai Circle kompanijos euro atitikmuo, vadinamas URC. Tai va, skirtumas tarp stabilizuoto ir nestabilizuoto kriptoturto iš esmės yra tas, kad nestabilizuoto kriptoturto kaina jinai gali kisti. Tuo tarpu stabilizuotas kriptoturtas nuolatos užtikrina vienodą savo vertę. Tai jeigu kalbant iš apskaitos perspektyvos, tai stabilizuotas kriptoturtas savo esme galėtų būti prilygintas pinigams, tuo tarpu nestabilizuotas kriptoturtas tai galėtų būti arba investicijos, arba kažkoksai tai rezervas, ar dar kažkas tai. Bet kadangi jo kaina keičiasi, tai būtų sudėtingai vadinti pinigais.